Sveiki, šis video yra skirtas tam, kad padėti jums užsiregistruoti 1000 ATS portale. Pirmiausia, rekomenduočiau pasirinkti šalį, kurioje jūs norėtumėte registruoti savo pagrindinę sąskaitą, po to kalbą, šiuo atveju aš pasirinkęs lietuvių, ir paspaudžiama prisijungti arba užsiregistruoti linką. Atsidarius registraciniam formom susirandame registracijos formą, kuri yra apačioje. Čia reikia sukurti savo vartotojo vardą. Šiuo atveju aš sukursiu Dublin Pets Shop. Dublin Pet Shop. Vartotojo vardas yra labai svarbus, nes jūsų reklamos kanalas bus toks, kokį nurodysite savo vartotojo vardą. Ir va šiuo atveju bus http://user/dublinpetsshop. Reiškia, bus šito vartotojo reklamos kanalas. Toliau nurodome savo elektroninio pašto adresą. dublinpetshop@gmail.com. Dublin Pet Shop. Toliau sugalvojame savo slaptažodį. Pakartojame slaptažodį. Ir sukuriam vartotojo vardą. Vartotojo vardas gali būti jūsų vardas. Šiuo atveju įrašysiu projekto vardą, kuris yra Dublin Pet Shop. Pasirenkame pagrindinę kalbą, sakysim lietuvių šalį, šiuo atveju Airija, vietą, kurioje randame, sakysim Dublinė, ir tada pažymime, kad sutinkame su taisyklėm. Tai padarius reikia įvesti apsaugos kodą, kuris yra šiuo atveju 5348. Paspaudus mygtuką registracija, mūsų sistema jumis užregistruoja ir išmeta pranešimą. Ir šitoj vietoj mes turime tą pranešimą paslėptą, tai yra mūsų klaida, sistemos klaida, bet jisai yra šito lapo apačioje. Tai yra pranešimas, kad užregistruotas. Ačiū Jums, Dublin Pet Shop, jūsų duomenys sėkmingai siųsti į duomenų bazę. Dabar jūs turite pasitikrinti savo elektroninį paštą. Taigi, antras žingsnis, mes užeiname į savo elektroninį paštą ir kaip matome, yra atėjęs laiškas į elektroninį paštą, kuriame yra registracijos linkas. Paspaudus va šitą linką, mes atgal, reiškiasi, papuolame į 1000 ATS sistemą ir sistema pasako, kad jūs dabar užregistruotas ir galite, kaip sakant, dėti savo skelbimą reklamą. Tačiau daugeliu atveju atsitinka taip, kad jūsų pranešimas papuola į spam folderius, kurie randasi čia. Tokiu atveju šį pranešimą reikia prisekti į saugių siuntėjų sąrašą, prie saugių siuntėjų sąrašo, ir tada mes žinosime, kad tikrai gausime informaciją iš sistemos. Dabar tai antrą atvejį aš norėjau pasakyti tai, kad kartai žmonės, kada papuola į jų spam dėžutę elektroninis laiškas, jo nepamato ir tokiu būdu jie negali užsiregistruoti. Todėl jie grįžta atgal į nario lentelę ir įrašę savo vardą Dublin Pets Shop šiuo atveju ir slaptažodį, kurį jie buvo susikūrę, pabando įeiti į savo sąskaitą.
Ir sistema sako, vartotojas neaktyvuotas. Į elektroninį paštą jums buvo išsiųsta aktyvacijos nuoroda. Bet kadangi jinai papuolė į jūsų spam dėžutę, jūs tos nuorodos nematėte ir aktyvuoti negalite. Tokiu atveju rekomenduoju užeiti į šitą grafą. Po registracijos negavote elektroninio pašto. Taigi čia nurodyti savo elektroninį paštą, tai yra Dublin Pets Shop @com ir parsisiųsti aktyvacijos nuorodą. Ir šiuo atveju aktyvacijos nuoroda yra nurodoma čia ir ją paspaudus. Sistema sako, kad jūsų reklamos kanalas yra aktyvuotas. Galite pasirinkti vieną iš žemiau esančių nuorodų. Tai yra pereiti titulinį, žiūrėti pirmą lapą, prisijungti arba paduoti skelbimą. Taigi, norint prisijungti, galite užeiti į šičia arba tiesiog spausti ant prisijungti nuorodos. Tada vėlgi, reiškia, sistema jūsų sąskaitą aktyvavo, bet kad jūsų slaptažodis nepapultų pirmam pasitaikiusiam, jums reikia registruoti dar kartą. Ir tai bus paskutinis jūsų žingsnis, tikiuosi, ir bandau įrašyti Dublin Pets Shop ir mūsų aktyvacijos, tiksliau mūsų slaptažodis. Ir šiuo atveju mes jau esame aktyvuoti, todėl kad sistema mumis prijungė ir rodo mano skelbimai, mano nustatymai, atsijungti. Ir šiuo atveju jau aš galiu įdėti naują skelbimą kaip naujas Dublin Pets Shop naudotojas. Sėkmės!